yra vieša paslaptis. Aš visą gyvenimą, savo visą vaikystę kompleksavau dėl savo veido ir patyriau daug patyčių. Mes šiandien kalbėsim apie grožį, natūralumą, apie tai, kaip išlaikyti jaunystę. Pati vizija apie grožį, ar ne, yra tas, kad veide neturi matytis nei užpildų, nei butulino. Moteris labai dažnai neskiria botokso ir filerio. Jom viskas sukrenta į vieną bliūdą. Butulinas. Butulinas yra tam, kad mes blokuotume mimiką. Aš noriu, kad tu paneigtum visus mitus ir pasakytum iš tikrųjų, kaip yra su tom botulino injekcijom. Aš esu gyvas pavyzdys, kur butuliną leidžiuosi 19 metų. Žodžio reikia, estetikoje apskritai nėra. Norit rezultato, vėl jūs kartojat. Nenorit, nekartojat. Dabar viskas apie ilgamžiškumą eina, ne? Taip. Pirmiausia, tai turbūt ir kūnas, ir sveika gyvensena, ir sportas atitinkamai. Viskas susieina į vieną. Jeigu mes darysim tik tai butuliną, tik tai biškį patemsim užpildą, tas kūnas vis tiek niekada nebus sveikas. Ir tas toks, su kuriuo mes galime, kaip sakant, draugauti, lyginant veidą ir kūną. Aš esu tas žmogus, kurie leidžia savo pasakyti pacientui, ne, aš nenoriu daryti procedūrą. Sveiki atvykę į Iš La La Land su Neringa ir šiandien aš turiu jums paruošusi labai įdomią temą ir mūsų studijoje yra labai ypatinga viešnia. Tai yra žmogus, kuris ką tik nusileido iš Lietuvos į mūsų Los Andželą. Tai labas, Rasyte. Labas, net nežuskite, ar rytas, ar vakaras, nes dar truputį. Dar nieko nesupranti, ar ne, dar jetlagas. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę tave pasikviesti, nes mes šiandien kalbėsim tikriausiai viena aktualiausių temų, visiškai niekada neišsenkanti, neišsemiama tema apie grožį, apie natūralumą, apie tai, kaip išlaikyti jaunystę, apie anti-agingo visas paslaptis. Tai žodžiu, aš žinok, sėdėsiu ir tave kvosiu ir turiu paruošusi tikrai labai nemažai įdomių klausimų tau, nes kad ir kiek bekalbėčiau apie tai, ar tai būtų podcastas, ar tai būtų Instagramo erdvė, man atrodo, kad visada moterim yra tiek daug klausimų ir jie niekada nesibaigia. Niekada. Tai pirmiausia, leisk man tave pristatyti. Tai Rasytė, estetinės medicinos specialistė, viena žinomiausių mūsų Lietuvos celebričių, kaip čia sakyti, badytoja. Taip. Tau priklijavo šitą ir žinok, aš taip galvoju, jeigu tai pažodžiui, tai taip ir mes galim ir pasakyti. Bet žmogus, kuris išmano savo darbą aukščiausiame lygyje, turintis patirties, Rasa buvo tas žmogus, pas kurį eidavau Lietuvoje, pas kurią atvedžiau visą savo šeimą, drauges, visą savo aplinką, tai tu, žodžiu, esi mūsų grožio karalienė, atsakinga už mūsų grožį ir jaunystę. Tai labas. Labas dar kartelį. Tai iš tikrųjų pirmiausia noriu tavęs paklausti nuo pat pradžių, kaip viskas prasidėjo, ar ne? Kas tave apskritai paskatino pasirinkti estetikos mediciną? Mano pradžia tokia buvo, aš visą laiką buvau apie grožį, man visą laiką buvo viskas įdomu, pradžioje makiažai, tada truputėlį kosmetologija, bet buvo tas dalykas, kad man buvo vis kažko mažai. Su kiekvienu žingsniu man atrodė, fainai, gerai jaučiuos, bet man maža, man reikia didesnės erdvės, man reikia to didesnio vandenyno, į kurį aš noriu plaukti. Ir taip aš ėjau po žingsnelį, kol daėjau iki medicinos, pasibaigiau medicinos mokslus ir esu, kur esu. Labai džiaugiuosi, kad tu čia esi, nes taip kaip tu leidi injekcijas, tai šiaip, aišku, aš nesu tas žmogus, kuris labai mėgstu kaitaliot, bet esu patyrus tų visokiausių specialistų, tai mes visi vienareikšmiškai sutinkam su to, kad taip kaip botoksą leidžia Rasa, niekas neleidžia. Vienu žodžiu. Ir šiaip man labai patinka tavo mokėjimas sukombinuoti įvairiausias procedūras, bet mes prie to prieisime. Apskritai noriu paklausti, koks yra tavo požiūris ir kokia yra tavo filosofija, nes aš manau, kad renkantis specialistą, moterims tikriausiai vienas svarbiausių faktorių yra, kaip tas specialistas žiūri į grožį, kaip jisai pats atrodo, ar ne? Taip čia tikriausiai mums lengviausia apsispręsti, ar aš turiu šansą atrodyti gražiai ar ne. Tai kaip tu apskritai vertini šiandienos tą grožį, kas tau yra svarbu ir kokia yra tavo filosofija? Na, mano nuomonė, visi, kas dirba šitoj srity, daugiau mažiau yra patys savo darbo vizitinė kortelė, ar ne? Ta prasme, kaip atrodai tu, taip atėjęs pacientas žiūri tave ir tokį darosi iš karto viziją, kaip jisai galėtų atrodyti.
Tai man svarbiausia, mano toks, kaip pasakyti, supratimas, pati vizija apie grožį, ar ne, yra tas, kad veide neturi matytis nei užpildų, nei butulino, bet turi matytis skaisti graži oda, sveikas toksai žvilgesys, žodžiu, visiškas natūralumas. Tai pas mane turbūt per tiek metų visi mano pacientai, kurie pasirinko mane, būtent patikėti savo veidus man, ar ne, tai jie visi atėjo vien dėl to, kad jie labai norėjo to natūralumo ir norėjo šiek tiek pristabdyti tą visą, kaip sakant, amžėjimą. Amžėjimą. Aš su tavim labai sutinku, nes labai lengva ten pripūst, ištempt, žinai, ir padaryti tave tokią, žinai. O kas vėliau, po 5 metų, po 10? Tai va, apie tai iš tikrųjų niekas nekalba ir man labai įdomu būtų paklausyti tavo nuomonės, bet ar tu pastebi, pavyzdžiui, vis tiek, kadangi keliauji, dirbi ne tik Lietuvoje, ar teisingai pasakiau, ar ne? Dirbi ne tik Lietuvoje ir tu matai, pavyzdžiui, skirtumus tarp grožio standartų, ką renkasi lietuvės moteris. Kaip atrodo, galbūt vis tiek matai, čia mane matai, savo draugės matai čia, kurios gyvena, ar ne? Ir kokie yra skirtumai, ką pastebi labiausiai? Sakyčiau, Amerikoje labiau išpopuliarėjęs yra natūralumas. Aišku, tikrai? Tikrai taip. Vėlgi, aš nekalbu apie tą senos kartos pacientus, ten kuriem 50+, 60+, kurių ten išdarkytais veidais po plastinių operacijų, kurios buvo darytos ten 30 metų atgal ir panašiai. Bet, tarkim, tokie 30+, 40+ amžiuje tikrai aš matau tą tokį natūralumą. Ir kas yra labai smagu ir labai faina, nes aš pati esu už tai, kad, kai aš sakau, taip, aš esu ta, kur irgi darosi, tikrai nemažai procedūrų. Bet aš atsimenu, kai pradėjau tik tai dirbti šitą darbą estetikoje prieš 12, 13 ar 14 metų atgal, aš savo visiems draugams sakau, jeigu jau pamatysit, kad išprotėjau, jau ten tie skruostai auga, lūpos dėskų, stabdykit mane. Nes kartais iš tikrųjų labai yra slidi ta riba, kas yra natūralu, kas yra gražu, kas yra ne per daug. Kitas dalykas buvo ta tokia banga, kai labai diktavo mum, kad reikia tų didelių lūpų, reikia ten tų skruostų išpūstų. Dabar nieks jų nebenori, dėl ko aš labai džiaugiuosi, nes aš laiką buvau ta tokia, kur man minimaliau gražiau. Taip, viską galima ir tas skruostą šiek tiek koreguoti ir visą žandikaulio liniją ir lūpas, bet, kaip sakant, su saiku. Dažnai pasitaiko tokių situacijų, kad pas tave ateina pacientas ir tu pasakai, aš nedarysiu. Aš labai džiaugiuosi, kad nedažnai pasitaiko dėl to, kad pas mane ateina tokie pacientai, kurie nori daugiau natūralumo. Faini tie. Taip, bet tikrai taip, aš esu ir jau vienoje kitoje laidoje sakiusi, kad aš esu tas žmogus, turbūt vienas iš nedaugelio Lietuvoje, dabar aišku atsirado jų daugiau, kas labai fainai, taip, kurie leidžia savo pasakyti pacientui, ne, aš nenoriu jums daryti procedūros, kadangi aš manau, kad jums to nereikia, kad aš galbūt vėlgi tas rezultatas netoks. Kitas dalykas, aš labai nenoriu būti, kad eitų ir sakytų, va šita darė Rasa, jinai pas Rasą buvo ir jinai padaryta ir netrodo klaikiai ir blogai ir panašiai. Man geriau, kaip sakant, aš tą savo išlaikau viziją, kad natūralumas turi būti ir minimalizmas turi būti veide. Tai žodžiu, nesivaikai pinigų. Aš manau, kad tas dalykas, jeigu tu matai, kad žmogui nereikia ir tu atsakai jam, kad iš tikrųjų jums nereikia, nes būna tokių pacientų, kurie ateina ir sako, man viską. Viską. Viską, tiesiog. Kas tas yra viskas? Butulinas, užpildas, skruostai, žandikaulis, kaklas, viską. Tai aš manau, kad tai yra kaip tik profesionalumo parodimas, kai tu žmogui pasakai stop, jums tiek nereikia ir tu atsisakai daryti tam tikras procedūras ir taip turėtų būti. Žinok, aš taip sutinku su tavim, nes aš būtent taip renkuosi specialistus. Ir aš jį pastebėjau ir ne viena moteris yra viešai kalbėjusi, kaip jinai bando ne tai, kad suklaidinti, bet, kaip sako, trick savo tą specialistą ir pasiprašo kažkokios nesąmonės. Pasiprašo ir pažiūri, ką tas žmogus specialistas atsakys. Ir jeigu jisai noriai, žinai, pasako tau, kad taip, čia mes padarysim, čia galima tai padaryti, tai tada tu supranti, kad jo pagrindinė motyvacija yra pinigai. Ir duosiu tau kelis pavyzdžius. Kažkada labai senai, tu puikiai žinai Dr. Diamond, kuris yra mūsų vienas žymiausių plastikos chirurgų Los Andžele, dirbęs su tokiais vardais kaip Kim Kardashian, visą šeimą jisai vienu žodžiu tvarkęs, su visom žvaigždėm, Olivia Culpo, kas ten pasitik nebuvo. Ir tarp kitko aš su juo susipažinau per tokią mūsų bendrą pažįstamą Liliją, kuri jau yra nekartą pasakojusi, kad dirbo su Saudi šeima ir jos darbas buvo ieškoti geriausių specialistų pasaulyje. Taip išėjo, man nuskilo, kad jinai mane supažindino su juo ir tuo metu aš pas jį atėjau į pirmą konsultaciją su tokiu labai savo opiu klausimu, kuris mane lydėjo visą gyvenimą.
Ir aš nežinau, ar mes šitą pokalbį esam turėję, ar gal ir esam prie šampano turėję, nežinau, bet aš pas jį atėjau su šitu klausimu. Aš iš tikrųjų iki 25-6 metų vis dar svarsčiau, kad galbūt norėčiau pasidaryti žandikaulio operaciją. Mano operacija būtų buvusi labai panaši kaip Baumilos, vienu žodžiu labai sudėtinga, labai baisi, labai tragiška. Taip, aš visą gyvenimą, savo visą vaikystę kompleksavau dėl savo veido ir tai yra vieša paslaptis. Patyriau daug patyčių ir paskui ir ten prisimenu, kai jau buvau scenoje, ten negalėdavau skaityti tos komentarus, nes aš taip galvoju, bet kaip žmonės įsivaizduoja, bet jiegi supranta, kad aš negalėjau pasirinkti gimdama savo išvaizdos, aš tokia gimiau. Aš manau, kad tokie žmonės, kurie taip komentuoja, jie negalvoja. Jie tiesiog negalvoja. Tai va, tai aš, žinok, pas jį atėjau su ta paskutinė savo viltimi, žinai, kad man buvo įdomu, ką jis pasakys, nes tas chirurgas pats geriausias ten Lietuvoje, kur darė Vaidui šitą operaciją, aš pas jį buvau nuėjus, jis Žuka, Žilinskas ar kažkokią pavardė, nežinau, reikėtų pasižiūrėti. Jisai tikrai yra, kaip sakyti, ten jį vadina, ten, nežinau, karalium, ten, žodžiu, karūną deda, jisai vienas geriausių, ten ir taip toliau, tikrai sėkmingas chirurgas, labai talentingas. Jis man pasakė tokį dalyką. Aš pasėtėjau, kai man buvo 16-17 metų, sako, sugrįžk pas mane, kai tau bus ten 22, nes mano veidas iš esmės labai ilgai formavosi, ar ne? Jo, ir aš... Visą gyvenimą keičiasi. Jis visą gyvenimą, tarp kitko, keičiasi ir aš dabar matau ir ačiū Dievui, kad aš nepadariau, žinai, šitos operacijos. Tai aš pas Diamondą atėjau ir aš sakau, aš ten, kompleksuoju ir taip toliau, aš noriu daryti šitą operaciją ir aišku, man būtų kainavę tikriausiai koks 100 000, čia dar tada tais laikais čia buvo maža suma, nes jis dar nebuvo iš tikrųjų tiek žinomas, jis tik pradėjo tą savo marketingą su žvaigždėm. Ir jisai žiūri mane, sako, aš nedarysiu. Sako, ir aš nedaryčiau, ir aš nedarysiu. Aš taip jį žiūriu, sako, tu netrodysi gerai, sako, tavo veidas antiek fotogeniškas, sako, nes pas tavi yra tie, žinai, tokios aštrios linijos, sako, tu dar palauk, bet sako, aš tikrai nedaryčiau, sako, tavo veidas su amžiumi kaulės ir sako, tu atrodysi, tu su kiekvienais metais vienu žodžiu gražės, va taip jis man pasakė. Aišku, tuo metu aš galvoju, žinai, nedaro, tai nedaro, aš juo patikėjau ir prie ko vedu. Duosiu tau antrą palyginimą. Prieš kelis, nežinau, prieš metus, ar palauk, kada čia buvo nedarėsi tą veido patempimą? Prieš 2 metus, kai čia prasidėjo tas KAO visas bumas, išprotėjo visi dėl KAO. Ir mano draugė, tarp kitko, tu ją irgi žinai, nuvarė pas jį konsultacijai. Tai žinok, jinai man pasako, sako, aš pas jį atėjau, jisai sako, žinai, man dar sako, čia reiktų tau patemti, čia padaryti. Sako, aš atėjau pas jį tiesiog ten, aš nežinau, ar dėl porų, iš vis nesminis dalykas buvo, kažką ten norėjo, ar lazerį pasidaryti. Žodžiu, išėjo su tokiu sąrašu, ką jisai jai paoperuotų, žinai, nosį pakoreguotų, tą, padarytų. Aš sakau, bet... Čia nėra geras specialistas, kuris tu atsisėdi ir aš dabar, žinai, aš dabar tave pakeisiu ir padarysiu už tavęs kažkokią taislėlę. Aš bent jau taip suprantu, kad tu turi padaryti žmogaus geriausią jo versiją, bet nepakeisti jo veidą. Tikrai taip. Tai va, tai aš irgi, žinok, pagal tai renkuosi specialistą, pagal šitus kriterijus ir kurias zonas moteris labiausiai nori perdėtai išreikšti. Tai tikriausiai lūpos. Lūpos, taip. Lūpų liga. Lūpais, aha. Sakyčiau, lūpos ir skruostai, dažniausiai taip šitos. Buvo vėlgi tas atėjęs toks truputėlį iš Rusijos, iš to visos slaviškos pusės, ar ne? Kuo didesni tie skruostai, kuo aštresnė žandikaulio linija jawline'as, viskas užgriežtinta. Ir aš su savo pacientai šneku, bet sakau, ar jūs norite atrodyti, ar norite į tą savo veidą įdėto vyriškumo? Nes kiekvienas aštrus labai kampas, jis duoda tą tokį vyriškumą, jis neduoda, moteris siekiant turi būti tas švelnus, viskas turi būti gražiai, proporcingai, neturi matytis to griežtumo. Aišku, yra tokių natūraliai veidų, kurie yra labai griežti ir labai kampuoti. Aš, pavyzdžiui, pati esu irgi ta tokia, kai aš sakau, mano jawline'as, jam nieko nedaryta, bet jis yra ganėtinai kampuotas. Taip, bet kai bando tą kampuotumą padaryti dirbtinai, man asmeniškai labai negražu. Ir man, žinok, tiesą pasakius, sendina. Kartais tas perfection, jisai net netrodo, žinai, taip gerai, kaip turėti kelis ten, žinai, kažkokius tai, nežinau, savo.
ar ne? Nu, nebūtinai tos visos linijos ten turi būti tobulos ir jų ten tobulai išreikštos. Ir šiaip, kas liečia lūpas, tai žinok, aš pasakysiu, nu, yra kažkokia liga. Kai kurios tikrai turi tą ligą. Ir aš norėčiau pakalbėti apie lūpas dėl to, kad pati esu praėjusią baisę lūpų kelionę. Čia yra mano skaudi tema. Iš tikrųjų, Rasa man tvarkė dar Lietuvoje lūpas, bandė mes ten kažką tirpdyti, daryti. Papasakok man, kaip iš tikrųjų reikėtų sutvarkyti sugadintą darbą. Kokia turėtų būti eiga, nes aš pastebiu, kad moteris bando sutvarkyti, bet daro tai vis tiek neteisingai. Ką daryti su ta, žodžiu, pirmas klausimas, kaip išvengti lūpų migracijos, kaip žinoti, kiek reikia įsileisti, kad ten, tarkim, tos lūpos būtų gražios ir ką daryti su ta visa dissolve situacija. Pirmiausia, tai reikėtų pasitikėti specialistu, pas kurį tai darytis ir jo klausyti 100%. Nes didžiausia klaida, kurią padaro tos, kurios nusprendžia išsitirbdyti, ar ne, tą užpildą, numigravusi užpildą, arba tiesiog nebepatinka kažkokia guzelė ir panašiai, tai ką jos padaro, jos išsitirpdo ir man tada po poros dienų skambina panika. Taip, panika, nes mano lūpų nebeliko, ką man dabar daryti, bet aš visą laiką, pas mane esminis dalykas yra prieš procedūrą yra ilga konsultacija. Mes sėdim, šnekam, jeigu randam tą bendrą, link ko mes einam tikslo ir mus abiejas tas rezultatas galutinis tenkins, dirbam. Jeigu ne, bet tada yra tas variantas, kai reikia tiesiog pasakyti, aš labai atsiprašau, bet aš negaliu patenkinti jūsų lūkesčių ir jūs paskui tiesiog neturėsite to rezultato, kurio tikitės, nes jūs tikite, kas kartais ne visai realaus dalyko. Taip. Tai va, tai su skaidimu yra lygiai tas pats. Išsiskaidžius vis tiek yra rekomenduojama išlaukti ir nieko nedaryti. Koks yra laukimo periodas? Mažų mažiausiai mėnesį. Mažų mažiausiai. Ir visos tos pacientės, kurios turėjo labai didelės lūpas, neskaitant to, kad jos sutempo ir numigravusios, ir ten yra simetrija, ir guzai, ir visa kita, jom jas išleidus, jos vis tiek jaučiasi dar blogiau, negu su tom, kaip aš sakau, kreivom lūpom ar ten pamigravusiom lūpom. Tai va, čia yra labai svarbu. O kiek suleisti, kad nebūtų migracijos? Vėlgi, kažkiek valdome mes, kažkiek yra ir fiziologiniai dalykai, kurių negalėtų suvaldyti, ar ne? Tai vėlgi, visą laiką, kai aš sakau, nepradėkit nuo didelių kiekių iš karto. Geriau visą laiką mažiau, dasileisti mes visada galim. Taip. Ir mes būtent su tais mažesniais kiekiais šiek tiek ir galime kontroliuoti. Kaip ir sakau, tikrai ne visada ir ne 100%, bet dažniausiai mes galim kontroliuoti tą migraciją. Kitas dalykas, net ir leidžiantis nedidelius kiekius, gerus užpildus, pas kvalifikuotus specialistus, yra toks dalykas, kad su metais vis tiek ta migracija kažkiek yra, nes užpildas jis visada pamigruoja. Tai, žodžiu, mitas. Galim sakyti, kad beveik yra neįmanoma, kad esi visiškai... Užpildai migruojantis dalykas. Užpildai yra migruojantis dalykas. Aš pati esu ta, kuri tas lūpas, periodiškai vis šiek tiek pasikoreguoju, nes kaip aš labai mėgstu šitą pavyzdį savo pacientams sakyti, kai aš sakau, reikėtų jums šiek tiek pakoreguoti lūpas, tai nereiškia, kad jas ten išpūsti, keisti formą, bet tiesiog yra toks pavyzdys. Yra vynuogė ir yra razinka. Ir mes su metais, kaip sakant, link tos razinkos po truputėlį keliaujam, jeigu mes nieko nedarom. Tai kartais tas minimalus kiekis suleistas į lūpas, vizualiai jo net nesimato, bet mes pristabdom tą procesą nuo vynuogės iki razinkos. Aš jau sakiau, mama reikia tempti, kad tas lūpas koreguoti, nes aš matau, kad jos traukiasi, mama, eisim pas Rasytę. Tai va, traukiasi ir atsiranda raukšlelės ant kontūro, tada išbėginėja lūpdažis. Ir, pavyzdžiui, aš tikrai turiu tokių žinomų žmonių, kurie niekada nesireklamavo, nesisakė, kad jie darosi kažką tai ir kad eina pas mane. Bet tiesiog minimaliai praėjus kontūrą, kur vėlgi, kai sakau, kai lūpos sugyja pilnai, net nesimato, kad kažkas daryta, bet lūpdažis jau nebeišeina iš to kontūriuko, nebeišplaukia, jis tiesiog stovi ten, kur turi būti. Žinok, aš manau, kad yra tokia trauma moterim, kai kuriom, nuo tų visos lūpų, to viso, nežinau, bumo, kuris buvo labai stiprus Lietuvoje ir šiaip aš pasakysiu, net iš vyrų labai dažnai girdžiu, ten, pavyzdžiui, mano tėčių, tai nėra nieko baisiau, kaip tos pripūstos lūpos ir visa kita. Kad pasakyt, kad vyram gražu, tai didžiai daliai, čia tik mes daromės dalykus, man toks jausmas, kad kartais vieną prieš kitą, nes tik tai mum pačiom ir mūsų draugiam gražu. Bet mūsų antrom pusėm dažniausiai nieks negražu, jie nori, kad mes būtume kuo natūralesnės, kuo mažiau liestumėm, kuo mažiau peilių prie mūsų kūno liestusi, nes tiesiog tai buvo antiek nesveika ir taip, žinai, out of control, kad aš tikrai žinau net ne vieną merginą, kuri kaip koks subscriptionas, žinok, tenka 6 mėnesius, kas 12 eina pasipildyt ką. Pavyzdžiui, aš savo lūpų esu nelietusi
aš nežinau kiek metų. Ir aš dabar, tarp kitko, buvau darytis morfijų vienoj klinikoje ir ta estetikė, kuri, žinai, sesutė, ta, kuri leidžia, dermatologė, aš nežinau, čia pas mus šitoj Amerikoje truputėlį kitokie įstatymai, kažkaip tu negali net leisti, kai esi per daug kvalifikuotas. Nu, žodžiu, yra ten tie niuansai. Vienu žodžiu, jeigu tu nori leisti injekcijas, tai tu ir leidi injekcijas, jeigu tu ten, nu, vienu žodžiu. Tai vienu žodžiu, jinai sako, tau reikia tvarkyti lūpas, bet aš žinau, kad ta kelionė yra tokia ilga, kad aš, žinok, pasirenku būti su tom netobulom, tokiom, kokios jos yra, ir aš žiūriu, kad su metais, kadangi tas užpildas, nežinau, jisai vis tiek kažkiek išeidinėja, aš esu tas egzempliorius turbūt, kurio ilgai laikosi pas mane užpildai. Tai jis po truputį traukasi ir dabar tas vaizdas toks tikriausiai geriausias po, nežinau, metų. Mes ten paskutinį kartą, kai buvau Lietuvoje, kažką patvarkėm. Na, aš visą laiką buvau ta, kur tau bambėdavau, kaip aš pilna to žodžio prasme bambėdavau, kad, nu, nedarom, reikia skaidyti, mažint. Taip. Bet žinok, aš matau, kai kurios moteris išsiskaido, pasidaro viską teisingai ir tos lūpos nenumigravę, bet žinok, netrodo geriau. Tu pastebi, kartais būna tokių variantų, nežinau, ar tai yra tiesiog pripratimas? Aš noriu grįžti keletą sakinių atgal, kaip tu sakei, nors mano lūpos nėra tobulos, bet man dabar yra gerai. O kas yra tobula? Aš, pavyzdžiui, galvoju, mano asmeninė nuomonė, tobulumo apskritai nėra. Jo tiesiog nėra. Mes kiekvienas galbūt norim link to tobulumo eiti, kažkokio tobulumo, kažkokį nusipiešiam linko, bet nėra. Nu, aš tau pasakysiu, kas yra tobula. Vat aš tau ateisiu ir pasakysiu, Rasyte, aš noriu lūpų kaip pas Kim Kardashian. Va taip man prašau padaryti. Tai čia tom, kuriuom pasakai, duris ten. Ate. Tai va, tai čia yra pats blogiausias. Ir žinok, aš esu dar prieš mums susipažinus, kai aš, kaip sakant, ten prisidirbau, tikrai to žodžio prasme, ten buvo siaubinga mano ta kelionė, aš jau ten kitame epizode esu pasakojus apie savo ten tas visas nesąmonės, tai aš esu buvus irgi konsultacijoj su specialistu, kur man tiesiog paaiškino, sako, iš tavo lūpų nesigaus, kad ir ką mes beleisim, kad ir kaip mes bedarysim. Nėra tokio dalyko, kad va čia yra ta forma, mes ką galim padaryti, tai iš tavo formos padaryti, nu, ten kažką patobulinti, šiek tiek pakeisti. Papildyti. Bet kai bando pakeisti, ką aš matau, merginos irgi, išsileidžia ir per naujo prisileidžia. Nu, jos bando padaryti iš to savo ilgos, žinai, lūpos. Arba iš M-shape'o. Jo, nu tu nepadarysi iš to niekaip, ar ne? Taip, M-shape'as apskritai yra ta lūpų forma, kur dauguma net atsisako su jomis dirbti, nes tai yra tikrai labai sudėtinga, jeigu tu neišmanai ir neturi praktikos su tuo. Taip. Ir dažnai būna ateina pacientai ir sako, tai va man tos kampus, o tai va čia pakelkit, va šitas vietas, su M-shape'u tai paprastai paėmė ir pakeli, nepasikelia. Bet tada vėl sėdi ir pasakoja, kad tai procesas, tai kad po truputėlį etapais kažkokiais mes galim šiek tiek tą M-shape'ą pakoreguoti. Taip. Bet reikia suprasti, kad tai nebus vienos procedūros metu. Dar norėčiau apie filerius tavęs paklausti. Mes kalbam, aišku, apie lūpas, kad tai yra turbūt viena populiariausių. Kita sekanti populiari, bent jau tarp mano aplinkos filerių procedūra, tai yra skruostai. Ar ne? Kaip populiaru Lietuvoje skruostai? Aš pati jos labai daug darau, labai daug. Kontūravimo skruostų pasakysiu dėl ko. Mano skruostų tas formavimas, kontūravimas yra ne tam, kad, kaip ir sakiau, išpūsti ar pasimatytų kažkas, bet yra tam, kad pakelti visą veido valą. Nes kaip bebūtų su amžiumi, ar ne, mūsų veido valas po truputėlį smunka žemyn. Ir būtent tuos giliuosius raumenis, masą visą, ar ne, mums reikia kelti. Tai būtent per skruostų injekcijas mes galim šitą visą procesą šiek tiek kilstelti ir pristabdyti tą visą veido smukimą žemyn. Nes tarkim ateina ir sako, mano nazolabialinė raukšlė labai gili, man pakoreguokit. Tai aš kas laikas, kad tai yra pati brangiausia veido raukšlė. Kadangi norint ją pakoreguoti, mums reikia viską nuo šičia kelti. Kartais net reikia daryti tą injekciją į smilkinio zoną, ar ne? Kartais užtenka tik tai nuo skruostų zonos pradėti, nes jeigu mes vien tik tai iš karto pradėsime apkrauti šitą zoną ir prileisim daug užpildo, taip, vizualiai mes turėsim, kad tos rauklelės kaip ir beveik neliks. Bet užpildas, reikia suprasti, jisai irgi turi svorį, nes skaitant to, kad jis šiek tiek ir migruoja. Ir ką jisai padaro, jis duoda sunkumą. Tai mums vis tiek šiek tiek viską tempia žemyn, tada žiūrim, jau svyra lūpų kampas, tada jau formuojasi marionetė ir finale, ką mes turim, va tokį gražų buldogėlį. Dėl to, kad mes problemos, nuo ko smunka, mes jas neišsprendėm. Mes tiesiog tvarkiam čia ir dabar, o nuo ko viskas prasidėjo, nedarėm. Bet čia yra taškai, ar čia yra grinai skruostai? Yra keletas technikų, kurias aš naudoju, vėlgi priklausomai, ką mes norim pakoreguoti, bet
dažniausiai tai yra vis tiek jau toks stipresnis liftinginis leidimas. Kartais užtenka tų kelių taškų, vėlgi priklausomai nuo koks ateina pacientas. Nėra tokio, kad žinot, taip kaip jai, man taip pat padarykit ir bus tas pats rezultatas. Ne. Draugiai gali būti vienas kiekis, tau gali būti kitas kiekis, viena technika pas draugę, kita technika pas tave. Kiesku, pas mane nėra vienodų pacientų ir nėra vienodų technikų, nei lūpom, nei butulinų niekam. Šiaip aš manau, kad skruostai apskritai jie gali tiek daug, va ta procedūra, nes aš pati esu dariusi skruostų injekciją ir man tu esi dariusi šitą procedūrą. Ir man kartais truputį juokinga, kai žmonės labai, žinai, taip mėgsta kategoriškai nukirsti. Viską labai taip, kaip pasakyti, kategoriškai lūpoms ne. Nes jeigu mes sakom, kad leidžiam lūpos, tai būtinai reikia įsivaizduoti kažkokias, tai žinai, pagalbės. Skruostai irgi, tu nesveika, jeigu ten skruostus leidi. Bet, pavyzdžiui, mano atveju skruostų fileriai tai buvo išeitis išvengti operacijos. Kad aš išgaučiau gražią savo proporcija veido, ar ne? Taip. Ir, pavyzdžiui, netgi aš pastebėjau, pas mane yra viena pusė ta geroji, kita yra tikriausiai ant kurios miegu. Tai va jau, žinai, kai save filmuoja, žiūriu aš į save, aš du skirtingi žmonės, tai man dabar visą laiką vaikščioti su ta viena pusė reikia, nes aš nežinau, ar aš ant jos miegu, jinai kažkokia, žinai, labiau pasmukus, tai tu, pavyzdžiui, pakoreguoji ten kažką ir, viskas, tu šiek tiek nereikia ten to simetriško veido, bet tu gali pakoreguoti, tai tiesiog nebūti tokiem kategoriškiam ir, kaip sakant, jeigu yra sveikas požiūris pas specialistą, jis niekada tau neleis nueiti iki ekstremo ribos. Tai va, bet aš pastebėjau, žinai, kad moteris labai dažnai neskiria botokso ir filerio. Jom viskas sukrenta į vieną bliūdą kažkaip. Tikrai, tai būna lūpose botoksas, skruostuose ten. Vienu žodžiu taip. Tai mes šiandien pabandysim atskirti ir paedukuoti jūs, kad jūs atskirtumėt, kas yra fileris, kas yra botoksas, tai atskira opera, ir kas yra skin boosteriai, nes juos irgi dar maišo su, vienu žodžiu, hialuronais ten ir ten. Su fileriais labai su dažnai, fileriais. nes kai pasakai, kas eina į boosterį, hialuronas, o ne, aš užpildų iškart nenoriu. Bet tai, nesupranta. Tai va, ir dar visai kita atskira tema yra egzosomos ir ten visas tas pasaulis, tai mes prie jo prieisim. Tai aš pirmiausia noriu, kad tu papasakotum apskritai tavo požiūris su botulino injekcijomis, ar tai visgi yra prevencija, ar tai yra, kaip sakant, tiksintis laikrodis, kur mes, kaip sakant, turim membershipą su Botoksu for life. Taip, aš esu girdėjus ne vieną ir ne du kartus, kad ten 5 kartai per gyvenimą, 8 kartai per gyvenimą. Aš nežinau, iš kur tie skaičiai, aš nežinau, iš kur juos traukia ir kur juos randa tos skaičius. Taip. Aš esu gyvas pavyzdys, kur botuliną leidžiuosi 19 metų. Prašom. 19 metų. Kiek tau rasa metų? 44. Nu, tu atrodai nuostabiai, žinau. Taip, tai man buvo 25, kai aš atėjau pirmą kartą pas mano labai gerbiamą ir mylimą plastikos chirurgą Kaikarį. Buvo kai tik mano vestuvės ir sakau, žinok, man čia reikia biškis. Sako, ne, tau nieko nereikia. Bet, sakau, aš turiu labai stiprų raumenyną. Jis yra hiperaktyvus ir sakau, aš nenoriu savo vestuvių nuotraukose būti ta, kuris laikas susirūkusias, kur manegi statys prieš saulę. Aš būsiu visą laiką čia raukšlė. Ir aš tada pirmą kartą pasidariau tą injekciją. Aišku, tai buvo tik tai kakta, buvo tik tai pykčio raukšlė ir nieko daugiau. Su metais dasidėjo akių zona, tada dasidėjo kramtomieji raumenys, tada smakras, lūpų kampai, nosis, žandikaulio linija, kaklas, pažas, žodžiu visur, kur aš botulino leidžiuosi kažkokiu kibirais. Kibirais. Aš tai vadinu kibirais, bet aš niekada neskaičiau, kad aš atrodžiau kažkada nenatūraliai, nustebusi, kažkokia tai fake, kažkokia kaukė ir panašiai. Taip. Apie botuliną žmogus turi suprasti paprastą dalyką, kad mes su juo vienas dalykas galime koreguoti raukšleles, tai daryti tą prevenciją, kad jos neatsirastų, ar ne, tai tarkim, tos horizontalios, ar tai pykčio raukšlelė, ar aplink akis, žąsų kojelės dar kitaip vadinamos. Kitas dalykas, mes turim, aš, pavyzdžiui, turiu pacientų, kur yra viena pusė veido raumuo, maseteris labai stipriai išreikštas. Tai reiškia, kad viena pusė yra ganėtinai siaura, o kita yra dvigubai didesnė. Ir mes būtent botulino pagalba injekuodami tik į tą didesnę pusę, nes kas pasidaro po botulino suleidus kramtomuosius raumenis, šiek tiek sumažėja apimtis. Ir mes tai proporciją valdom. Šitos pusės neliečiam, šitą leidžiam ir moteris turi beveik simetrišką veidą. Simetriškas pusės, aišku, šiek tiek jos skiriasi, bet nėra, kai žinot, kai dvigubai, tai jos labai didelė. Kitas dalykas, tarkim, antakiai būna vėlgi simetriškai, vienas aukščiau, kitas žemiau. Tai vėlgi to pačio botulino pagalba mes galim suvesti truputėlį tą vieną liniją, kad jie atrodytų natūraliau ir jie būtų viename aukštyje. Tai botulinas, kaip aš sakau, jis nėra, dauguma kažkaip labai tokį turi priešišką nusistatymą, tik ne botuliną. Aš laiką klausiu, kodėl, man taip yra įdomu, kodėl.
Tai vėlgi tų istorijų visokių, va, irgi viena iš tų, kad ir ten galima tik tai kelis kartus per gyvenimą daryti, kad ten priprantama, atrofuojasi raumenis, nukrenta. Tai aš laiką juokauju, sakau, jeigu raumenis atrofuojasi po botulino, tai žinokit, mano antakiai turėtų būti lūpų kampais nukritę. Labai teisingai. Iš tikrųjų, mano patirtis su botulinu yra labai panaši. Aš tikriausiai buvau 24 ar 25 metų, tuo metu aš deitinau savo ex, kuris buvo kardiochirurgas, jisai buvo nelietuvis ir jo kolegė, kadangi jisai, žinai, gydytojas, jo kolegė dermatologė atrodė nuostabiai, buvo, nežinau, ten virš 40 metų, bet jos veidas, aš kaip dabar prisimenu, man akyse stovi, kaip gražiai atrodė jos oda. Ir aš turėjau tokią pykčio raukšlę, bet vieną tokį kampą, bet kažkaip matyt, aš raukiausi ir buvo tas jau toks griovys darėsi ir jisai, žinai, matosi net jau ramybės būseno. Ir kai sako, jau jeigu tu nesiraukai ir yra kažkokios tai raukšlės, tai yra pirmas indikatorius, kad tau jau galbūt reikėtų šiek tiek pablokuoti, ne visiškai užšaldyti, bet pablokuoti. Ir teisingai sakau, ar ne? Taip, su botulinu reikia suprasti, kad galima daryti tą. Ateina pacientai vėlgi. Vieni nori tokį, sako, man kaip stiklas, kad būtų nieks nejudėtų, nei biškio nesikilnotų, nei truputėlio ir nieko nebūtų. Nori šito vis tiek efekto? Nori? Aš labai daug su botulinu dirbu, tai tikrai yra nemažai vis dar, kurios nori to tokio visiškai užblokavimo. Yra kita pusė, kurios nori čia, kad užblokuota būtų, bet antakiai judėtų. Man pats gražiausias šitas yra leidimas ir aš praktiškai didžiai daliai savo pacientų būtent ir darau. Mes pilnai blokuojam kaktą, blokuojam pykčio raukšlę, bet antakius paliekam, kad jie tai judėtų. Tada labai žmogus atrodo natūraliai, niekada niekas nepasakys, kad jam kažkas padaryta, nes jis laikas dažniausiai pajudink antakius. Ir jie juda. Nesvarbu, kad čia nesirauko, bet jie juda. Ir kitas dalykas yra tas baby botoksas, dar kitaip vadinamas, ar ne? Tai jisai yra labai populiarus, tarkim, aktoriai, televizijos laidų vedėjai, tie žmonės, kurie turi mimikuoti ir jie turi parodyti mimiką ekrane, bet jų raukšlelė po tokio suleidimo, jinai nebe tokia gili, jisai kaip ir mimikuoja, bet ne 100%. Ir vis tiek gaunasi tas pagerėjimas, tarkim, tiek raukšlelės gylio, tiek to mimikavimo ir nesiformuoja taip greitai tą raukšlytę. Tai ta dermatologė profesorė man pasakė lygiai tą patį, kai aš pas ją nuėjau, nes iš tikrųjų tai aš nuėjau su savo antra pusė, nes jis pradėjo leistis, žinai. Čia buvo kaip jie kolegos, tai žinai, tu gražiai atrodai ir man suleisk. Tai jisai pradėjo leistis kaktą ir aš sakau, aš gal irgi noriu, tai mes nuėjom į konsultaciją ir jinai sako, jinai pamatė mano odą ir jos buvo žodžiai. Tu turi labai ploną odą ir tu leisi botoksą visada, todėl kad tau bus tai anti-agingo, procedūra. Ir tada jinai man suleido tą vadinamą baby botoks techniką, pablokavo ir žinok, Rasa, jinai gal man suleido 2 kartus, aš pas ją nuėjau gal po 6 mėnesių vėl, kai jau man ten ar ten po 8, nebepamenu, jau atsileido ir paskui, žinok, kokiem 4 metam ar 5 dingo ta raukšlė, nebebuvo iš vis. Visiškai, ta prasme, aš neliečiau nieko, kas lietė botulino injekcijas, aš nieko nedariau. Ir gal, sakykime, jau taip reguliariai pradėjau darytis vėl tą baby botoks nuo 30 ar 31 metų, kas jau man atrodo yra visiškai normalu, nes nuo 25 metų pas mus prasideda senėjimo procesai. Jau, aišku, tai yra labai individualu. Čia, kai, žinai, manęs dar dažnai irgi klausia ten, pavyzdžiui, nuo kada, tikriausiai irgi labai dažnas klausimas, kada reikia pradėti. Nėra tokio, kada reikia. Yra tada, kada reikia. Apskritai nėra tokio, kada pradėti, kai kitos sako, aš palauksiu iki 40. O laukti tarkim, labai aktyvus raumuo ir ten ta raukšlelė tokia vos ne, kai aš sakau, pieštukus galiu susidėti tas raukšlės ir jie neiškris. Tai su botulinu yra, mes kai pradedam matyti tą raukšlelę, kad jinai jau formuojasi, jinai jau ramybės būsenai matosi, tai ir yra prevencija. Ir kuo mes nukelinėsim, tuo mums bus sunkiau ją pakoreguoti, nes jau tada nebeužteks vienos procedūros. Dažniausiai būna negi, kad mums reikia tada jau kombinuoti, tarkim, leisti ir botuliną, ir hialuroną, nes jau yra tiek išmimikuota, tiek yra audinių deficitas pasidaręs, kad mums reikia atkelti tos audinius. Tai aš turiu pacienčių, kuriuom yra 20 metų ir jos ateina su tokio gilio raukšlė pykčio, kur, kai aš sakau, 40 metė tiesiog neturi tokios gilios. Tai va čia ir yra, nėra to amžiaus cenzo. Pasas negalioja, kaip aš sakau, kas liečia botuliną. Tai yra prevencija. Matot, kad prasideda tas toks, kaip pasakyti, jau matomas raukšlės atsiradimas, ir koreguojatės. Nenorit, nesikoreguojat. Kitas dalykas, dar kas yra labai svarbu, kai man sako, jau kai pradėsiu darytis, tai jau reikės visą gyvenimą. Žodžio reikia, estetikoje apskritai nėra. Pasidarėt, patiko rezultatas, jisai faktas, kažkurį tai laiką laikosi, paskui jisai pabiški mažėja ir nyksta. Norit rezultato vėl, jūs kartojat. Nenorit, nekartojat.
Tai tokio kaip reikia nėra. Taip, čia poreikis, tai žinai, kas reikia atsiranda tada, kada mes priprantam prie to gražaus veido, priprantam prie to fresh vaizdo, nes botulino injekcijos būtent suteikia tą tokį, kad tu šiek tiek, kaip sako, jeigu jau tau antakiai leidžiasi, ar ne, tu gali vos pakelti. Jeigu, nutolinti operaciją vokų, ar ne, tada tu gali, žinai, nu, tu atrodai labiau pailsėjusi, nes kaip atrodo pavargęs veidas toks, žinai, nu, pasiraukšlėjęs, pasiglamžęs tas veidas. Labai dar daug dalykų, aš laiką, kai sakau tokį terminą, aš čia naudoju pati asmeniškai, botoksinė oda. Tai reiškia, yra pacientai, kurie darosi tik tai botuliną, tarkim, kaktorę, aplink akis ir nieko daugiau. Ir sakau, kas iš to, kad jūsų kakta lygi, čia tų raukšlelių nėra, bet visas veidas, jisai toks paglebęs, oda neturi gyvybingumo, nėra jokio to vadinamo glow, dabar labai populiarus terminas, ne? Nėra tos švitėjimo, nėra stangrumo. Nu, tai ir grožio vis tiek jo nebus, nesvarbu, kad pas tai kakto nėra raukšlių, bet turi būti, kai sakau, visur visuma. Aš žinok, labai dažnai apie tai kalbu ir aš kalbu apie sistemingą priežiūrą. Čia mano viena iš krypčių pagrindinių Instagrame, nes aš irgi tokia, žinok, prie grožio, tarp kitko, kai rinkausi studijas, aš svarsčiau apie kosmetologiją. Jeigu būtų, tarkim, mano gyvenime nebuvę muzikos, aš tikrai, žinok, 100% būčiau buvusi kažkokia tai prie grožio specialistė. Net savo sesę aš tiesiog verčiau, sakau, prašau, maldauju, stokį dermatologiją arba plastikos chirurgiją. Mums reikia šeimoje turėti žmogų, pas kurį eisim pjautis ir, žodžiu, ir leistis. Tai aš tikrai antiek prijaučiu grožio temai ir tikrai labai daug kalbu apie tai, kad, žinai, labai matosi tos moteris, kurios pritingi ir ten nėra tos, reikia suprasti, kad tam tikri dalykai darosi iš vidaus, tam tikri dalykai darosi kaip prevencija ir yra tiesiog kasdieninė priežiūra, kuri, nu, tau botoksas nepadarys tavo odos glowing. Pavyzdžiui, aš žiūriu, davė tu sėdi, tu visa graži, nors ir turėjai tokią ilgą kelionę, visiškai ant tavęs nesimato. Aš per 3 paras mėgojęs, nežinau, turbūt 8 valandas. Labai gerai atrodai, paskui pakalbėsim apie tavo... Per 3 paras 4 skrydžius, tai... Tai va, labai noriu irgi ten apie tos kibirus pakalbėsim, kuriuos tu leidi, ką tu ten darai, tavo visas grožio paslaptis, bet taip yra labai svarbu sistema ir ta, žinai, kombinacija dalykų. Negalima, kaip sakyti, gyventi tik ant adatų arba tikėtis, kad botulinas, žinai, iš tavęs padarys ten, nežinau, gražuolę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiai dienai mes pradedam suprasti, kad gražus, ne tik gražus veidas, bet visas tas procesas, sako, nu, aš pasidarysiu botuliną, kad sustabdyti senėjimą. Senėjimas tai nėra veidas ir nėra botulinas. Tai vad būtent, tai yra, dabar viskas apie ilgamžiškumą eina, ar ne? Tai pirmiausia, tai turi būti ir kūnas, ir sveika gyvensena, ir sportas atitinkamai, kažkokie tai papildai naudojami, viskas susieina į vieną. Jeigu mes darysim tik tai botuliną, tik tai biškį patemsim užpildą, nu tas kūnas vis tiek niekada nebus sveikas. Ir tas toks, nu, su kuriuo mes galime, kaip sakant, draugauti, lyginant veidą ir kūną. Man labai patinka viena Hollywoodo žvaigždė, kurią aš labai mėgstu naudoti kaip gerą pavyzdį, būtent viskam, ką tu ką tik pasakei, tai yra Lindsay Lohan. Taip, kaip jinai atrodė prieš tai ir kaip jinai atrodo dabar. Be abejo, pas ją yra jau prisiliesta chirurgijos, jau apie tai daug kas kalba, jai buvo daryta, man atrodo, nosis ir ten kažkaip gal ir ponytail lift ir taip toliau pas tą patį Kris Jenner plastikos chirurgą, kuris jau čia dabar tikriausiai turi klientų iki gyvenimo galo, nes jinai po savo 70-mečio, taip kaip jinai moteris atrodo, kosmosas. Tai čia yra kosmosas, jinai buvo parašius quote, kad ji buvo pasikvietus į savo gimimo dienos šventę ir parašė, kad mano chirurgas turi klientų dabar iki gyvenimo galo, žodžiu, vietų nebebus. Tai va. Tai man... Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes pertraukiau, bet turėjau galimybę visai neseniai susipažinti su gydytoja Radmila, tai būtent kuri yra Lindsay Lohan, gydytoja, kuri tvarko jos odą, visą tą... Eik tu savo, oh my god, ko tu nesakėjai? Tai čia dar mes pakalbėsim. Taip, ir dirba Dubajuje, ten ir Naomi Campbell, ir Eva Longoria. Nu, žodžiu, ten labai didelis ir gilistas yra celebričių, kurios būtent skrenda pas ją į Dubajų, į jos kliniką pasidaryti tam tikras procedūras. Ir ką jinai daro? Vėlgi kombinuoja, labai daug kombinavimų yra. Vėlgi boosteriai. Nu, šiai dienai boosteriai pas mus yra numeris 1. Visiškai on top ir aš labai džiaugiuosi, kad jie išstūmė filerius. Nesakau, kad į filerių nebereikia ir mes be jų galėsim visiškai išsivesti. Bet turim alternatyvą.
Taip, bet mes su boosteriais tikrai labai daug galim padaryti dabar šiai dienai ir būtent yra lazerinės procedūros ir boosteriai, tai yra kombinuotas gydymas, kaip aš sakau. Bet atsakant dar į tą praeitą temą, tai man Lindsay Lohan veidas, tai yra būtent tas pavyzdys, kad kai pasikeičia, aišku, tai yra geros auksinės rankos, tinkamos procedūros, bet gyvenimo būdas. Labiausiai tai gyvenimo būdas. Tai, žinai, tu gali ten leistis, kiek tu nori, bet jeigu iš esmės, tu rūkai, daug alkoholio vartoji, mažai miegi, visi tie dalykai, nesportuoji, tai tu vis tiek, aišku, tu atrodysi geriau, negu visiškai nieko nedarydama, tai čia faktas. Bet ar tu geriausia būsi savo versija, čia dar klausimas. O glow efekto tai tikriausiai ir nebus, nes jis eina visiškai jau iš vidaus. Dar noriu tavęs paklausyti tokio dalyko, kuris mane, pavyzdžiui, kalbant apie botulino injekciją, dažniausiai neramina. Nežinau, kaip man išsireikšti ir tau papasakoti apie tą efektą, kad tu puikiai suprastum. Bet žinai, kaip būna, sako, ant savęs negalima rodyti, bet aš parodysiu ir įdėsim screenshotą, kaip atrodo tos kaktos, kas mane labiausiai baugina. Kai čia užsikerta ir pasidaro toksai guzas. Kas čia yra? Yra keli dalykai. Gali būti tas, kad tiesiog pasmunka pati kakta. Čia nuo ko? Čia nuo perleidimo, per daug užmygę raumenis buvo? Ne, tiesiog natūraliai mūsų visas veidas munka. Tai lygiai taip pat ir šita vieta. Ir kitas dalykas yra labai dažna klaida, kur man ateina, pavyzdžiui, pacientai iš kitų specialistų ir sako, man tik tai kaktą suleiskit. Aš sakau, tai jo pykčio, ne, tai man nereikia, man niekada neleidžia. Tai vat būtent kas pasidaro, mes kai užblokuojam tik tai kaktoj raumenis, o paliekam aktyvę visą šitą zoną, visą intensyvumą perima šitą vietą. Tai jinai pradeda, žodžiu, kačialintis. Kaip veikia raumuo pas mus kūne, ar ne? Jeigu mes sportuojam ant rankų daug, kas daros? Jinai pučiasi. Mes sportuojam ant užpakaliuko, jisai pučiasi. Čia geras lygiai taip pat ir šičia. Mes kuo daugiau kramtomieji raumenys lygiai tas pats. Mes daugumos kramtom, kas pasidaro. Visas tempėsi šonos ir tas veidas kvadratėja. Tai lygiai taip pat ir čia jisai pučiasi. Dėl to reikėtų visada daryti viską sistemingai, taip kaip priklauso. Tarp kitko, moteris, nekramtykite gumos. Turim pavyzdį. Per vieną kelionę atvažiavo Rasa ir sako, žinok, tavo veidas kažkoks nesimetriškas. Ir mes sėdėjom realiai valandą laiko, kol mes kapstėm. Aš pamačiau tavo storiuose, kad pas tave viena pusė taip labiau, aš sakau, kas tau yra, ar sakau, kažkas tai gal susakandžiu. Ar kažką. Ir mes pradėjom tiesiog analizuoti, sakau, kai sakau, reikia tą anamnezės laik, kas yra. Reikia labai teisingai susirinkti anamnezę ir kas nuo ko, prie ko ir kaip. Ir mes tiesiog tada atsimeni, kapstėm, nuo ko galėjo būti, sakantis, kažkas tai daryta, tas anas. Finalė pasako, kaip guma kramtai, guma, tai jo. Kramtau. Bet tu manęs paklausai, tu man uždavei šitą klausimą. Aš sakau, kramtai su viena pusė ar abi? Su viena. Su viena ir žinot, ką aš dar darydavau, prisidėdavau 3, nes man patinka, kai daug tos gumos ir ten, supranti, vyksta treniruotė. Tai žinokit, negalima šito daryti, nes uždirbsite vieną pusę realiai. Taip. Tai va, tai kas man ir atsitiko. Čia lygiai taip pat, kaip pasakau prieš tai apie tą pacientą, ar ne, kai buvo viena pusė, tik pasiaišku, ten kiti dalykai buvo, bet principė lygiai taip pat tokiu atveju yra labai paprasta korekcija, tai yra viena ta intensyvesnė pusė blokuoti pilnai, o tą neišreikštą pusę minimaliai, kad vis tiek truputėlį nebūtų taip, kad viena pusė visiškai užblokuota, o kita ne. Ir tada labai gražiai vėl susilygina viskas. Dar noriu tavęs paklausti apie botulino galimybės, minėjai, kad galima leisti į nosį? Taip. Ir ką tai daro? Būna pas ką šnervės, judančios, tokios ganėtinai plačios, tai su nosies injekcija mes darome šitoje vietoje, jeigu injekuojame, tai yra tas bani. Bani, labai negražu tas. Būtent šitos raukšlytės, tada leidžiasi būtent į šnervės tam, kad jas suglausti, padaryti tą nosietę tokią ir yra šitas taškas tam, kad šiek tiek pakelti. Supratau. Mes formuot nosį dabar galim ne tik tai užpildais, kaip anksčiau darydom, bet ir botulinu ko puikiausiai. Ir ką dar galima su botulinu padaryti, nes tu minėjai labai didelį sąrašą, bet aš jau dabar pamiršau. Tai kakta, žąsų kojelės, nosis. Botulinu mes galim kontūruoti veidą. Čia kažką girdėjau, mačiau tik tokia vyksta, bet čia man atrodo labai rizikingas dalykas, nes jeigu bus kažkaip blogai leista, gali būti tos asimetrijos, ar ne? Rizikingas, galima pavadinti rizikingu, bet su botulinu kas yra gerai, kad viskas, kas padaryta su botulinu, labai greitai atsistato ir vėl grįžta taip, kaip buvo. Taip. Nėra plastinė operacija, kur, žinot, pasidarėt, nepatinka, nepavyko. Net ne fileris, kuris ten migruoja, keičia labai formas.
duoda užtinimus, užburkimus, kažkokiais atrodo tos moteris, kur per daug yra prileista užpildų, ypatingai skruostų zoną arba pakių, jos atrodo užtinusios, užburkusios, tokios, kaip visų kino konteinerio pageriančios. Taip. Bet taip ir yra. Ir tikrai ne dėl to, kad jos tai daro, bet dėl to, kad tai yra pamigravę užpildai, duodantis tinimo, burkimą, pritraukiantis vandenį. Tai būtent su botulinu mes kaip kontūruojam. Mes einam grinai per patį raumenį ir jau ten su to raumenuku darom. Tai ir visą džolainą galime daryti, ir tą nefertitę kaklą, smakras. Taip, yra tas dalykas, kad vėlgi labai svarbu yra pacientui po priežiūrą, po procedūros. Aš savo visus prigazdinu. Prigazdinu, taip, kad jie nieko nedarytų. Taip prigazdinu, kad va taip, kur rankos susidėjusios sėdė 3-4 valandas, nes 100 kartų yra buvę tokiu atveju. Suleidis makras, kai tik nelieskit šitos zonos, nes jeigu atsiremsit, pasispausit, šiek tiek irgi ta pati migracija, kai yra naujai suleistas botulinas, jums pažeis kitą raumenuką, tiksliau paveiks kitą raumenuką ir jums iš karto sukraipys. Ašgi pati buvau Nike Smile. Aš prisimenu, tu yra highlightuose visą šitą istoriją sukeltą, kaip aš manau, šitokia vaikščiojau. Ir taip gali būti, nes ateina, padarai, dar kol kabinete sėdi, kaip ten sakė, ką darot? Žmogus nevalingai tai daro. Ir kartais yra ne specialisto kaltė, kad kažkas taip būna po procedūrinis, bet yra pačio žmogaus. Aišku, mes niekada negalim pacientui pasakyti, žinokit, jūs turbūt neprisižiūrėt, vis tiek turi prisimti jau tada, kaip sakant, savo visas tos laurus, kabutėse ir taip yra. Mano viena mėgstamiausių procedūrų su botulinu tai yra mezobotoks. Papasakok apie tai, nes aš žinau, kad moterim labai yra aktuali dekolte zona, nes mes labai daug dabar apie tai kalbame. Ir aš, kadangi turėjau tą labai probleminį kaklą ir dekolte, tai papasakok apie mezobotoks. Mezobotoksas buvo vienu metu ypatingai populiari procedūra, būtent kaklo dekolte zonai, kaip, tarkim, ypatingai 50+ amžiaus moteris, ar ne, kai sako, mano kažkokia šventė, jubiliejus ir panašiai, nori užsidėti kažką tai su iškirpte, o sako, čia nėra labai gražu. Ir būna tas ne to, kad labai kažkokios didelės raukšlės, kai, tarkim, būna numiegojimo atsiradusios, bet, tarkim, tu tokių, tokia paglebusi ta oda. Tai mezobotulinas padaro tobulą darbą. Jis lengvai atpalaiduoja, patempia, papildomas kokteilis dar padrėgina, pastangrina ir mes kokį porą mėnesių turime labai gražų visą šitą rezultatą. Lygiai taip pat galima daryti ir odai veide, kai būna toks irgi lengvas paglebimas, tos tokios kaip popierinės odos. Bet vėlgi reikia labai žiūrėti. Aišku, šiai dienai mes turim daug alternatyvų ir polinukleotidai, ir egzosomos, ir žodžiu viso ko tik tai neturim. Tai jau mes galime truputėlį daugiau improvizuoti, kas liečia tas tokias zonas, kaip tarkim, tos smulkios raukšlelės koreguoti. Bet mezobotulinas man patinka, aš tai irgi labai mėgstu tam tikriam pacientam, tai tikrai duoda labai gerus rezultatus. Aš irgi labai mėgstu ir stengiuosi leistis, nes kadangi pas mane didelė krūtinė, tai aš tiesiog negaliu išvengti tų raukšlių. Čia tikriausiai, aš nieko nepadarysiu, tiesiog jos bus ir čia... Padaryti galima tiesiog prevenciškai daryti procedūras, kad tą raukšlelę pagerinti. Taip. Tavo kaklas, tai žinok, aš žiūriu, toks gražus, galvoju, kad man tokį kaklą, aš jau dabar žiūriu ir galvoju, jau čia man reiks tempti greitai kažką tais. Nemanau, kad šiandienai mes turim tikrai labai daug visko. Tik tiek, kad vėlgi reikia suprasti vieną dalyką, kad tie patys skin boosteriai, jie stiprėja. Taip. Tai yra labai svarbu nepadaryti per dažnai. Ląstelė vis tiek, jinai turi spėti atsistatyti, padaryti tas, kas jai priklauso ir mes, jeigu per dažnai užbūsinsim, mes neišgausim to rezultato, kurį turim išgauti. Taip. Tai žodžiu, visur yra protokolai, visur yra tam tikri dalykai, vėlgi, kaip ir sakiau, kas tinka vienam, netinka kitam, bet šiai dienai tai mes tikrai galim labai pabiški visą tą procesą stabdyti. Tai dabar, Rasyte, prašom mum paaiškinti, kad visi suprastų, kuo skiriasi botulinas, fileriai ir skin boosteriai. Pagrindinius principus labai paprastai, kad visiems būtų aišku per amžius amen. Per amžius amen. Čia šitą temą jau sukalbėjusi, nežinau, per amžius amen kiek kartų. Aš kai kartais įsijungiu to Instagramą, žiūriu tas vėl klausimas, kada pradėti leisti ir kuo skiriasi botulinas, tai čia tiesiog, bet gal tiesiog aš nežinau, dabar... Kodėl, galbūt tiesiog naujų sekėjų ateina jaunesnių, kurie galbūt dar nesusidūrė tiesiog. Taip, galimai. Tai botulinas. Botulinas yra tam, kad mes blokuotume mimiką. Tai būtent yra kakta, pykčio raukšlė, aplink akis. Čia tokios standartinės zonos. Aš kaip ir sakau, apie botuliną aš galiu labai daug ir plačiai kalbėti, kuris naudojamas, bet kad lengviau suprasti. Tai yra tam, kad mes nemimikuotumėm, nekilnotumėm per daug ir neformuotumėm raukšlių, būtent per raumenuką ir per mimiką. Hialurono rūgšties užpildai, fileriai kitaip, ar ne? Tai yra būtent hialurono rūgšties injekcijos, kurios reikalingos užpildyti. Tarkim, atsirado gili raukšlė šita.
Tai mums reikia ką padaryti, atstatyti prarastą tūrį. Dėl to mes leidžiam hialuroną, kad tiesiog užpildytų. Lūpos suglebo, leidžiam hialuroną, nes reikia jį užpildyti. Žandikaulio liniją paformuoti, leidžiam hialuroną. Nosytę vėlgi kažką iškontūruot norim, leidžiam hialuroną. Visur, kur mums reikia tūrio ir formos. Tai reiškia, ten yra stabdymas, prevencija. Hialuronas jau yra... Botulinas blokuoja raumenį ir mimiką, kad mes per raumenį nemimikuotumėm. Taip, bet nieko nepučia. Absoliučiai nieko nepučia. Nebūsit išsipūtę, nebūsit kažkokią užtinę, nieko bendro su tuo neturi. Fileriai jau veikia kaip pūtimo principu. Jisai formuoja, jisai atstato prarastą tūrį, tarkim, skruostose mums apimties sumažėjo, nebeliko formos, mes tada už to hialuronų, vėlgi ne tik hialuronų, bet dabar kalbant apie tai, mes formuojam. Ir skin boosteriai tai yra mūsų odos kokybė. Taip, tai visas tas glow efekto, kaip mes norime stangrumo, kaip mes norim švitėjimo, kaip mes norim sutraukti poras, pakoreguoti pigmentaciją, raudonį ir panašiai. Tai yra viskas, kas yra odos kokybė. Ką mes matome, raudonis, pigmentas, pora, žodžiu, viskas, kas mums nepatinka, paglebimas, boosteriai šitą sprendžia. Tai aš dabar tavęs paklausiu, prašau man pasakyti viską, kas yra geriausia ir ant bangos šiai dienai. Iš skin boosterių. Iš skin boosterių, tai manau, kad dabar labai stipriai paėmė yra amino rūgštis, polinukleotidai ir egzosomos. Kaip su Salmon NDA? Puikiai, kaip sakau, polinukleotidai. Ai, tai čia tas pats yra. Supratau. Tai dabar, pavyzdžiui, kad man suprasti teisingai ir visiems suprasti teisingai, ta senų laikų jau tikriausiai mezoterapija, biorevitalizacija, tai čia priskiriama prie skin boosterių, ar tai yra jau kaip toks tarp filerio ir boosterio? Kas čia yra? Biorevitalizacija vis tiek yra, skin boosteris tai yra viskas, kas padeda odai geriau atrodyti, sveikiau atrodyti ir pagerinti jos kokybę. Tai ta pati biorevitalizacija, aišku, tai yra vėlgi hialuronas, ar ne? Ne tas pats hialuronas, kur mes leidžiame užpildus, taip, bet tai yra vėlgi pagerinti odos kokybę. Faktas, mes dabar tiesiog paprasto biorevitalizanto labai mažai naudojame, nes mes turime daug efektyvesnių būdų tą padaryti. Tarkim, dabar yra labai fainų visokių ir miksų, gintaro rūgštis, polinukleotidai ir, žodžiu, hialuronas ir tokių visokių primiksuotų dalykų, kur mes vienos procedūros metu keletą jų gaunam ir keletą dalykų galime suinjekuoti. Kiekvienam pagal vėlgi poreikį. Jeigu, tarkim, labiau yra raudonis, tai mes vieną pasirinksim procedūrą. Jeigu labiau pigmentacija, tada kitą. Kažkur kombinuosim su tais pačiais lazeriais. Vėlgi labai yra efektyvu, tarkim, padarius lazerinės procedūras ant viršaus sutepti egzosomos. Tai yra priešuždegiminis poveikis, tas pats vėlgi yra odos atstatymas, pigmentacijos, paskaistinimas odos, kadangi turi priešuždegiminį poveikį, mes ir raudonį veikiam. Bet toks visur viską mes galim labai kombinuojant dar stipresnių rezultatų. Beje, pas Lindsay Lohan gydytoją iš Dubajaus, kur pasako, ar ne, tai pas ją visos šios procedūros yra kombinuojamos. Šiaip aš esu bandžiusi egzosomas, nesu bandžiusi Salmon, polinukleotidai. Net sunku man ištarti, šitų nesu bandžiusi. Vienas mano mėgstamiausių skin boosterių yra profilo procedūra. Šiaip norėčiau, kad tu papasakotum, kaip moterim išvengti to būtent ne tai, kad putimosi, bet kai sako tas sumuštinio principas, kuris... Nežinau, ar tai yra tie fileriai, kurie 100% neišsiskaido, ar moteris per greitai pasidaro procedūrą, kad gaunasi toksai truputį, žinai, puffy face. Kaip išvengti to puffy face ir ko nereikėtų galbūt daryti? Pirmas dalykas, tai visos kontūravimo procedūros su hialuronu jas turėtų daryti tam tikrame gylyje. Tai dažniausiai mes darom labai giliai ant kaulo. Tada mes to puffy face neišgaunam. Jeigu tas hialuronas yra suleidžiamas bet kur belenkai, bet kuriame sluoksnėje, faktas mes turėsim puffy face. Kitas dalykas vėlgi yra pacientai, kurie labai linkia į tinimus ir panašiai, tai tu supranti, kad tokiam pacientui tu niekada nesuleisi jokio užpildo į paakius. Taip. Nes tu jeigu padarysi šitą, tai jis vaikščios 2 mėnesius, keiks tave kiekvieną dieną, kai sakau, užkaitų savo ausim vaikščiosi. Taip. Tai va, bet vėlgi dabar mes turime alternatyvas. Mes turim, tarkim, tos pačius polinukleotidus, kur paakius labai gerai atstato. Mes turime kolageną, mes turim daug injekuojamų dalykų, su kuriais mes galim apeiti tam tikrus dalykus ir išspręsti tą. Jeigu ne 100%, tai bent jau maksimaliai pagerinti. Moteris, kurios turi, tarkim, pajuodusius paakius, kokios būtų to-go-to procedūros? Polinukleotidai. Ok, tarkim, moteris, kurios nori išspręsti
išsiplėtusių porų, jas, aišku, mes visos turėsime porų, čia nereikia įsivaizduoti, kad nebeturėsime porų, bet jeigu tai yra porų noras sumažinti poras, kokios būtų procedūros, ką tu žmogui padarytum? Tinka ir skin boosteriai, bet aš visą laiką prie porų daugiau rekomenduoju lazerinės procedūras. Nebūtinai frakcinė, agresyvesnė, bet yra, tarkim, mikrofrakcinis, kaip Clear Brilliant, dabar dar ten tų visokių naujų yra sistemų lazerių. Bet principas yra tas, kad lazeris labai labai gražiai sutraukia ir dar ant viršaus, kaip ir sakiau, jeigu mes kažkokias egzosomas užliejam, nu, tai tiesiog tobulai. O šiaip, kad suprasti apie egzosomas, yra, žinai, kelios tos nuomonės. Aš esu pati dariusi, tai tikriausiai, nežinau, po egzosomų efekto, nežinau, buvau šoke realiai, nes buvo ten kažkokios, tai aš parodoj gavau tas egzosomas dovanų, tai vienu žodžiu net nebepamenu, kokios tai buvo. Bet tai buvo human ar plant? Tai jeigu jos buvo miltelį, ta prasme buteliuke, ir jas ten reikėjo sumaišyti, ar galėjo jos būti human? Galėjo? Tai vat nežinau. Aš žinau, kad jos buvo labai brangios. Kas yra labai, taip greičiausiai bus human, nes human yra brangios egzosomos. Kitas dalykas, Amerikoje, kas yra labai labai fain ir labai išdžiaugiuosi už jūs, kad jūs jas turite ir jūs, jos, kaip pasakyti, yra prieinamos estetikoje, nes Europoje mes turim tik tai plant. Kol kas nelabai ten dar planuoja. Tai čia plant augalinės. Augalinės, taip. Taip, tai tu jas ir leidi savo pacientam. Taip, nes mes Lietuvoje turim, tiek Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, visoje Europoje. Taip, nu, pas jūs yra visai kitokios normos, ten yra kitokios taisyklės. Tai vienu žodžiu, šiaip sakau, man žinai, kaip darė egzosomas ir aš irgi nekartą esu rekomendavus ir pasakojus apie tai, darė su microneedling. Tai užlėjo tas egzosomas, darė microneedling, mikroadatinę vadinamą procedūrą ir buvo labai labai geras efektas. Aišku, veidas, kadangi pas mane yra prižiūrėtas, tai, žinai, ant vis tiek gana jaunos odos gal tu nepamatysi tokio day and night skirtumo, bet kadangi tuo metu aš pradėjau savo kaklo ir dekolte atstatymo programą, tai pamačiau tokį, žinok, skirtumą, aš tiesiog negalėjau patikėti, galvoju, wow, žinok, jeigu tikrai turėčiau tokias neribotas galimybės, kaip sakau, atrodo čia, žinai, nu, galėčiau skirti eiti ir darytis ir visą kitą, bet tiesiog mėnesinių išlaidų samatoje, tai taip dasideda tiek daug tos va procedūros, nes pas mus, pavyzdžiui, Los Andžele geras facial prasideda nuo $300 ir tu turi pirkti paketą tų procedūrų. Tai apie 1000. Egzosomos apie 1000. Taip, jeigu aš norėčiau daryti su microneedling, man kainuotų veidoje apie 1000, tada dekolte ir kaklų vėl tas pas, tai jau skaičiuok jau kiek yra. Taip. Ir jeigu tu nori daryti kursą, nu tai čia, kaip sakant, aš nežinau, dėl to šiaip Amerikoje tos moteris, kurios darosi, čia nėra, žinok, tokios net kultūros, kad labai darytis daug darosi, daugiausia slavės, europietės. Ir nebent jeigu yra labai didelė ten kažkokia problema, aknė, jo gal ten ateis. Nes aš ir žiūriu pagal klientūrą, tarkim, savo kosmetologės, kokios moteris ateina. Tai taip, kad ten, žinai, amerikietės tiesiog šiaip, nu, kaip įprasta darbą dirbančios ne prieš kameras, žinai, ten eitų taip reguliariai, čia nėra, nu labai retai, nebent tu turi būti labai labai turtinga. Tai va, tai čia vienu žodžiu yra prabanga, bet aš kaip sakau, aš geriau jau nepavalgysiu, nenueisiu su draugiam į restoraną tą mėnesį daugiau, bet aš skirsiu, tai yra mano biudžetas, mano, kaip sakant, ragai, nagai, plaukai, oda, tai čia yra, aš sakau, čia žinokit, yra Maybachas minimum, čia gal ir jau net Rolls Royce'as, iš tikrųjų gal jau Rolls Royce'as tikrai, nes tiek, kiek visko į tą odą yra sudėta. Tai vienu žodžiu, kuo skiriasi, tarkim, efekto prasme egzosomos ir salmonas, ar ne? Kaip mums suprasti, kokiais atvejais yra geriau rinktis egzosomas ir kada polinukleotidus? Visų pirma, tai pacientas neturi rinktis nieko. Taip, čia pradėkim. Renki tu pacientą. Taip, jūs kai ateinat pas specialistą, jum ir sudėlioja visą programą. Nuo iki ko reikia. Pagal, kaip ir sakau, vėlgi pagal problemą. Ar tai raudonis, ar tai pigmentacija, ar tai tiesiog... Raudonis, pavyzdžiui? Tai kuris būtų variantas? Egzosomos, lygiai taip pat ir polinukleotidai turi prieš uždeginį, bet aš skaičiau egzosomos gal. Stipresnį tokį duotų. Stipresnį. Egzosomos tikriausiai vis tiek stoja numerį 1 prieš visus skin boosterius. Nu, egzosomos polinukleotidai dabar, taip kaip aš sakau, labai ta 1-2 vieta, jie ten taip konkuruojantis. Bet aš vis laiką, bet kokiu atveju ir vienur kitų reikia daryti kursą, ar ne? Ir aš laiką pacientams, nu nedarykit visų vienodų. Kam?
Tai ir padarykit. Pamaišykit, ar ne? Taip, egzozomų, polineuklitidų, pasižiūrėsit pačiam, kas jums geriausiai veikia, nes tikrai yra vieniem, pavyzdžiui, labiau eina vienas produktas, labiau duoda geresnį rezultatą, kitam kitas. O būtent to tokiu testavimo būdu mes kartais ir atrandam tą savo tobulą kažkokį tai derinį ir tą pat sudarytą programą. Kaip atrodo kursas, kiek procedūrų reikėtų pakartoti? 3-4 visada skin boosteriams rekomenduojama. Ir tai yra kas 3 savaitės? Tai mėnesį, kas 3-4 savaitės. Ir tada darom pertrauką, maždaug koks tai. Po pusės metų galima padaryti tokią kaip profilaktiškai dar vieną palaikomąją ten procedūrą ir kas metus tą kursą pasikartojam. Vėlgi, jeigu, kaip ir sakau, leidžia galimybės, galima ir 6 procedūras metuose pasidaryti. Jų per daug nebus. Kaip, vėlgi, tas per daug nebus. Gali būti, nes, kaip ir sakiau prieš tai, kad kadangi procedūros efektyvumas ir veiksmingumas, tai visi biostimuliantai, jie stiprėja, tai nereikia jų irgi per daug užbūstintos odos, nes mums neduos to rezultato. Vis tiek turi būti tarpai. Tarkim, pasidarėt kursą, pasidarėt tarpą. Kažkokios atostogos, kažkur tai kalnuose, ta oda biški gavo saulės, gavo šalčio. Grįžot vėl pakartojot vieną procedūrą. Tiesiog toks ir yra. Kombinuotis, ar ne? Vienareikšmiškai. Kokia tavo nuomonė yra apie profilą? Priklausomai, apie kurią amžiaus grupę kalbam. Aš sakyčiau, profilą iki 35 metų yra labai geri rezultatai veide, nuo 35 plus aš jį naudoju daugiau kaklams. Labai geri rezultatai kaklui būtent. Veidui man jis jau 35 plus yra truputėlį, ne to, kad per silpnas, bet yra daugiau produktų, mes turime efektyvesnių, kurie padaro daugiau rezultato negu profilas. Šiaip aš mėgstu profilą, tai žodžiu, man 35, tai aš jau kaip jau galim pereiti kitą. Mes galim pereiti į kitą lygį, supratau. Tai Rasyte, prašom mums papasakoti dabar, ką tu darai, kad tu taip gražiai atrodai. Geri genai, juokauju. Ne, netikiu, aš jau žinau, girdėjau apie tos kibirus, prašom man papasakoti. Šiaip labai norėčiau suprasti, bet kiek tu save prisižiūri, žinai, vis tiek kaip tu esi jau profesionalas, galbūt tu gali pasidalinti ne tik savo, ten tarkim, injekcijų programą, ką tu savo daraisi, bet galbūt pasidalinti kažkokiais ir kremais, ir ką pati mėgsti, kaip savo odą palepinti, galbūt pas kokius specialistus nueiti. Žodžiu, papasakok tu mums dabar viską. Kadangi aš esu tas žmogus, kuris, kaip aš sakau, man tiesiog nerūpi, ką apie mane galvoja žmonės. Nu, aš ko nepažįstu, man visiškai kalbėkit, ką norit, galvokit, ką norit, man tiesiog nerūpi. Tai mano, pavyzdžiui, rutina lėktuve visą laiką būna visos įmanomos kaukės, žodžiu, aš viską ten pasidarau. Ir kai kiti sako, tai kaip tu lėktuve žmonės žiūri, nes man nerūpi tiesiog. Man yra svarbiausia mano oda ir kad aš gerai atrodyčiau išlipusi iš to lėktuvo ir kad jai padaryti kuo mažiau streso, pakenkti jai kažkaip ir panašiai. Tai aš sakau, pas mane lėktuve yra visa rutina. Aš laiką atsinešu savo tokią tašytę. Nu ir ten, žodžiu, viskas, ko man reikia. Ir visos kaukės, ir deduosi vėlgi priklausomai nuo skrydžio. Aš netgi trumpose skrydžiuose užsidedu tą kaukę. Man visiškai, kaip aš sakau, nerūpi aplinkinių ten tie kažkokie nustebimai. Tai va, tai žodžiu, kaukės būtinai lėktuve, visa ta prevencija, aš manau, jinai turi būti, nes ypatingai lėktuvose mes labai traumuojam tą savo odą. Tai aš tepuosi kremais ir visą kūną papildomai. Ir visą, ta prasme, taip, tiesiog taip. Supratau. Tai va, tai kitas dalykas, aš labai daug naudoju visų detoksikuojančių, skatinančių metabolizmą, deginančių riebalą, ten tokių papildų, tarkim, ar ne, tai dažniausiai nuo miltelių forma kažkokia, kurią susipili tiesiog į vandenuką, tam pačiam lėktuve, dabar, aišku, nėra problemos, su to įsinešimu skysčio daugiau mažiau visur jau tas neberibojama, 100 ml kiekis, bet esmė tame, kad tai yra milteliai, kuriuos tu gali čia oruose susipilti ir gerti. Tai man labai padeda, tarkim, visam tiem tinimam, paburkimam, tiek pakiams, tiek kojom būna ir panašiai. Nu ir kitas dalykas, aišku, kas liečiau klinikoj visą priežiūrą ar ne, tai yra, aš esu boosterių fanė, Max. Aš praktiškai užpildų beveik nenaudoju. Vienas dalykas, man jie nelaiko, aš esu tas ekskliuzyvas, kuriam tiesiog... Pamenu, pasakai, žodžiu. Man laikos, aš jums pasakysiu taip, aš kai susileidžiu lūpas, tai yra 2-3 savaitės. Turiu dar tokią vieną draugę, žinau, kurią lygiai taip pat. Aš negalvau, kad taip įmanoma. Mes tiek, supranti, pergyvenam, kad tie užpildai seni ten sėdi jau, ten, žinai, migruoja, o pas jūs va taip kaip vandenukas. Kaip taip gali iš vis būti? Kas čia yra per fenomenas? Daug faktorių. Tai yra natūrali hialiuronidazė organizme gali būti kažkokie hormoniniai dalykai, galbūt geriami hormonai. Nu, žodžiu, kiekvienam vėlgi čia labai individualu ir reikia nustatinėti kiekvieno paciento priežastį, kas jam tai veikia. Bet, kai sakau, tai nėra problema, kol mes turim botuliną ir turim boosterius.
Tai man reikia pasikontūruoti, aš tą puikiai pasidarau su botulinu, aš kaip ir sakiau, jį naudoju ne tik tai kaktai pykčio rauklį, bet pas mane visas tas veidas yra suleistas botulinų kaklas. Ir prašom, judinkit, judinat Tai dabar jau viską. 5 metų praėjo, tai jau dabar viskas atsileidžia. Bet viskas labai gražiai atrodo, reikėtų jau žinok. pasikartoti, nes iš tikrųjų daryta, galvoju, balandžio gal mėnesį, tai jau 5 metų viršiu, kai sakau, jau viršijau. Taip. Tai va, tai Taip, bet čia ir neturi būti viskas užšaldyta, aš kaip sakau, užtat ir yra gražus tas vaizdas, kad nereikia įsivaizduoti, kad su botulino ateiti, aš, pavyzdžiui, aš nemėgstu, kai yra viskas man užblokuota. asmeniškai irgi negražu, kai tas, man botulinas gražiausiai būna maždaug po mėnesio laiko. Nes pradžioje vis tiek truputėlį sukabina stipriau, tas Taip. toks būna ir aš vaikštau kelias savaitės, kur toks, praktiškai nieks nebejuda. Taip, Bet praeina tas mėnesis ir atsiranda tas lengvumas, ten takiai juda, čia jokių rauklelių nėra. Vat man tada yra labai gražu. Ir aišku, visi boosteriai. Aš esu egzosomas labai įsimylėjusi, polinukleotidai dabar vėlgi yra tas dalykas, kur ypatingai pakiam labai Taip. geri rezultatai yra. Tiesiog viską ir kombinuoja. Kartą metuose, bent 1-2 kartus visą laiką pasidarau lazerinę kažkokią procedūrą, būtent pašlifavimą. Aš esu fanė daugiau to mikrošlifavimo, aš nemėgstu tų agresyvių. taip. Ne dėl to, kad gyjimas po to būna ar skausminga, bet tiesiog aš manau, kad kai nėra didelės problemos, tarkim, randeliai, tokie dalykai, kurių reikia to stipraus šlifavimo, ar ne, tai kam tą odą bereikalingai, ploninti, žeisti ir kelti į tą stresą, kai mes galime su tokiam mikrofrakciniam procedūram labai gerus rezultatus gauti. Tarp kitko, esu ne vieną variantą mačiusi ir mano aplinkoje, ir draugio aplinkoje, žinok, tiek yra prisižaidusių su lazeriais. Aš dėl to visą laiką, kai man draugės ten sako, eisiu darytis lazerį, aš sakau, no. Ar tikrai jau tau reikia? Nes, pavyzdžiui, aš, kadangi turiu ploną odą, tai man ir dar, kaip konsultacijų ir Dr. Diamond, iš tikrųjų jisai darė savo glow, ten tą signature facial su lazeriu. Ir aš tiesiog buvau, žinok, per jauna pajausti tą poveikį. Iš vis ten nebuvo man nieko. Ir supranti, kas vyksta. Tu išplonini tą odą ir tavo ta oda gaudo kiekvieną saulės spindulį ir tu kažkuriam tais laikui turi tą glass efektą, tą, žinai, gražią odą be pigmento, bet ateina vasara ir tu po vasaros esi dar blogiau negu buvo, kad prieš metus. Tai dėl to aš iš vis esu tokia atsargi, žinok, ir su visom rūgštinėm, nes, tiesiog mano yra plona oda ir aš ją labai labai saugau. Tai aš, kaip sakau, man visą laiką įdomu paklausyti specialistų, kaip jie žiūri į lazerius, kokius lazerius šiai dienai rekomenduoja, nes tikriausiai girdėjai, vienas naujausių lazerių, kuris, tarp kitko, jau mano galvoje sukasi ir aš buvau pakviesta keliose klinikose išbandyti, bet, žinot, aš kaip sakau, aš nesu antiek ta vargšė, kuri bėgs bandyti, darytis ir reklamuoti bet ką ir būti bandymo triušiu. Aš palauksiu iki metų, tai pasižiūrėsiu, kas ten su jom atsitiks po to, bet jau net ir mano kosmetologė ten pasakojo, kad 4D fotoną, man atrodo, vadinasi, naujas yra lazeris ir Lietuvoje, žinau, esu jau kalbėjus su viena sekėja, kalbėjom, dalinomės informaciją, išsigūglinom, kad yra kas daro jau šitą, tai aš sakiau, palauksiu, nes jisai irgi, kaip tu sakai, yra toks neagresyvus, neturi to vadinamo gijimo stipraus laikotarpio. Labai minimalus. Ir kas dar man labai patiko, kas pasirodė labai įdomu, kad tas lazeris gali įeiti per burną kažkaip ir tos nozelinės raukšlės labai gerai susitvarko, ten, žodžiu, gaunasi kaip bukalinio masažo, ten efektas tik tai lazerio principų ir vien žodžiu, ten galima kažkokius stebuklus padaryti. Tai va, nežinau, ar tau teko bandyti, ar neteko? Būtent šito ne, bet aš tikrai esu išbandžiusi keletą visiškai naujų lazerių. Papasakok savo favoritus. Aš sakau, aš taip favoritė esu tokių mikrofrakcinių, aš labai nemėgstu agresyvių ir man jų tiesiog dar nereikia ir man ten tų visų lūpimosi, didelių gijimo, tiesiog aš lygiai taip pat esu plona odė ir lygiai taip pat tą savo odą labai saugau. Taip. Bet ką noriu pasakyti, šiai dienai rinkoje labai labai daug yra patobulėjimo, kas liečia lazerius. Ir vėlgi, labai svarbu atsirinkti kiekvienam, kam ko reikia ir kokią mes problemą norim spręsti. Nes tas glow efektas, viskas gerai su to glow, bet glow efektą mes dažniausiai išgauname su tais lazeriais, kurie yra neagresyvūs. Ir tų agresyvių nereikia. Ir kitas dalykas, svarbiausias, ką reikia suprasti, kad joks lazeris, joks aparatas, jokia injekcija nepadarys plastinės operacijos rezultato.
Ir dabar kaip be būtų gaila, bet šiai dienai mes matom labai daug tų prieš po pavyzdžių, kurie yra tiesiog nonsensas. Aš kiek ir su plastikais esu kalbėjusi ir Lietuvoje, ir užsienį turiu tikrai labai daug draugų, kurie plastinės būtent operacijas daro. Jie sako, mes nieko ne... Šiai dienai situacija yra nevaldoma. Viskas AI yra padaroma, viskas prieš po, nori filmuoji, nori fotografuoji, nebeatskirsi niekada nieko. Bet faktas, jūs kai matote, kad su injekcijom padarė visišką patempimą, nuėmė riebalus, plastikai nepadaro su viena operacija, ten stebuklo, padaro su injekcija. Kai sakau, nebūkim naivus. Taip. Labai gila, bet šiai dienai prieš po mes labai mažai galime pasitikėti, nes dažniausiai tai netitinka realybės. Bet sakau, reikia suprasti tą, kad visos šios procedūros yra prevencija. Tai nėra plastinė operacija, kur pasidarėt vieną procedūrą ir viskas išsilygino, problema išsisprendė. Aš pacientam ir sakau, jeigu jūs, sako, aš jau 10 metų negaliu save žiūrėti, tai sakau, supraskite, jeigu jūs 10 metų negali žiūrėti, reiškia, ta problema kažkokia tai yra, ar ne? Tai jūs su viena procedūra ir nepakoreguosit jos. Tai yra, susidarom planą, gali būti pusės metų, kartais net ir metų laiko, ir mes sistemingai einam link to ir mes laiką tą rezultatą pasieksim. Bet reikia kantrybės. Tai žodžiu, niekada nevėlu. Nevėlu pradėti net tada, jeigu ta problema yra ten... Mano vyriausia pacientė 82. Eiktas. Man ta moteris yra, žinokit, pavyzdys. Jis pas manęs, kaip atėjo prieš 80 metį ir sako, mano 80 metis čia už poros mėnesių. Perliniai karoliai, raudonos lūpos, žodžiu, 79 tuo metu buvo. Kaip gražu. Ir jinai, žodžiu, pasidarė tų procedūrų ir jinai dabar periodiškai pas mane taip kas 90 mėnesių vis grįžta. Man jinai tiesiog yra, aš taip norėčiau irgi senti kaip jinai. Su tokiu vaibu, su tokia energija, su tokiu požiūriu ir su tokiu džiaugsmu gyvenimą. Tai va, tai čia tiesiog tom, kurios kartais irgi nuleidžia rankas ir galvoja, kad aš jau pavėlavau, nešoksiu tą traukinį, tai, kaip sakant, šokite tą traukinį ir pasidarius sistemą su specialistu, kas yra, man atrodo, bent jau mano patirtyje yra labai svarbu pasakyti, kad aš labai nemėgstu tų lakstymų. Žinai, kaip ten pas vieną dariau tą, bet tada prasideda problema, todėl kad nėra komunikacijos. Tu negali niekaip tu ateini ir tarp kitko man yra buvo tokių situacijų, tu ateini pas naują specialistą darytis tiesiog elementarų drėkinimą, bet jis nežino tavo jokios medicinės istorijos, ką tu darei prieš metus laiko, prieš pusę metų, prieš mėnesį, nežino nei tavo nei gyvenimo būdo, nes, pavyzdžiui, dabar, kaip aš sugalvočiau kokią nesąmonę ir sakyčiau, Rasa, aš grįšiu į Lietuvą ir norėčiau pasidaryti tą. Ir tu man iš karto sakytum, mes tau nedarysim, nes tu, žinai, ten, pavyzdžiui, tarkim, mano yra ten kažkokia probleminė zona, aš turiu ten tinimo kažkokią tai problemą ir tu jau mane, kaip žinai, ir esi galbūt prisilietus prie mano veido, tu žinai, kaip kas yra, tu man iškart gali pasakyti, daryti ar nedaryti, o dabar tas žmogus, kuris tave mato pirmą kartą, nežino, kur tu vaikščiai, kur tu ten buvai, žinai, paklydęs, nepaklydęs, kokie lazeriai, ne lazeriai, tai vienu žodžiu, tai nelakstyti. Svarbiausia atsirinkti savo specialistą, jau, kaip sakant, pradėjot susidaryti tą planą, siekti to rezultato ir paskui vertinti po 6-8 mėnesių jau kaip pasidaro tie planai ir žiūrėti, ar tenkina tas rezultatas, ar netenkina, bet nelakstyti ten pas 5 specialistus ten ir daryti skirtingas procedūras. Tai man atrodo, čia yra vienas svarbiausių dalykų. Tikrai taip. Ir aš kai sakau, mano viena iš sėkmės formulių yra tas, kad būtent pacientų lojalumas. Taip. Kad net ir tie, kurie, mes labai daug šnekam su pacientais, kai aš sakau, jeigu jūs ir nuėjot kažkur kažką pabandę, tai yra viskas normalu ir jūs galite man drąsiai apie tai pasakyti ir mes galime apie tai pasišnekėti. Ir iš tikrųjų būna, ten paskambino, sako, jūs kažkur buvote išskridusi, ten man staigiai prisimės, yra tų tokių, kur čia ir dabar reikia. Taip. Jūs negalėjote priimti, žodžiu, ir panašiai, aš ten nuėjau, pabandžiau, bet žinokit, man taip viskas blogai buvo, man nepatiko. Kartais gal net to, kad blogai buvo, bet tiesiog žmogus irgi pripranta prie tavo to braižo viso, ar ne? Prie tavo visų technikų, prie rankos, prie leidimo. Kiti irgi sako, visi sako, pas jūs tokia lengva ranka, kur nueina iš kitur, jeigu ateina, tai sako, ten taip skaudėjo, pas jūs neskauda. Aš nežinau, tikrai neskauda. Bet tai va, daug labai tų faktorių yra iš tikrųjų ir sakau, labai smagu, kai tie pacientai netgi ir nueina, pabando kitur, bet jie grįžta, pasisako ir sako, žinokit, pabandžiau, nebenoriu daugiau kitur. Žinok, Rasyte, aš žinau ne vieną tavo klientę, kuri, pavyzdžiui, matau, kad vaikščiojo pas tave ir ten, tarkim, kadangi viešas žmogus ir pakeičia, ar ne, kažką, tiesiog žmogui atėjo noras pakeisti, nepatogi galbūt lokacija, ten, taip, žinai, gyvena kitame mieste ar dar kažką. Ir žinok, yra toks didelis skirtumas, esu ne vieną mačiusi egzempliorių, aš taip galvoju,
galvojam, nu kaip pas Rasytę vaikščiojo geriau atrodė. Tai va, tai čia vėl, nežinau, gal skonio reikalas, čia toksai komplimentas tau. Dar noriu tavęs paklausti paskutinio klausimo, jau einam link pabaigos. Tai kadangi mes tiek daug iš tikrųjų kalbėjom apie botuliną, kalbėjom apie filerius, tikriausiai dabar jau aišku tie skirtumai, bet dar vieną iš tokių momentų noriu paklausti, iš tikrųjų tavo nuomonės, vis tiek, kadangi tu esi jau tokia skin boosterių mylėtoja, jau kaip prisipažįsti, tai visgi PRP dar egzistuoja kažkokioj ten, kaip sakyti, horizonte, dar mes verta, nes tai yra irgi brangi procedūra, todėl kad reikia imti kraują, išsukti su plazma. Egzistuoja ta procedūra, bet kaip čia mes jai pozicionuosime? Mes, sakėt, jeigu ateina žmogus, tiesiog labą dieną, padarykit man PRP, mes nežinom nei to kraujo kokybės. Mes, labai daug yra tų tokių, o kaip, o kodėl, daug neatsakytų dalykų. Tai aš nesakau, kad tai yra blogai, tarsime, darosi pas mane, pavyzdžiui, šitą procedūrą, gal ten, nežinau, 1-2% tik sudaro, praktiškai nebesidaro niekas. Ir PRP buvo labai populiari tarp tų, kurios labai norėjo natūralumo, kai sako, aš nenoriu jokio butulino, nenoriu jokių ten, tarkim, užpildų, tai va PRP buvo tas toks sprendimas. Bet kažkaip žmonės vis tiek, jie po truputėlį tos informacijos daugiau gauna, jie pasiskaito, pasižiūri, kad galima ir ne tik tai tą PRP darytis, kad nėra ir tai blogai ir tos kitos procedūros, išdrįsta pabandyti ir tiesiog natūraliai pereina prie kitų produktų. Ir jeigu, tarkim, yra kažkokia pigmentacijos problema, tarkim, toks pirma mintis, kuri tau būtų, tarkim, kuris būtų iš visų šitų boosterių ar preparatų, kuris būtų labai geras apart lazerių, dar galėtų šiek tiek pašviesinti ir padirbėti ties pigmentaciją. Nežinau, kad labai aktuali šita tema. Egzosomos. Nes man atrodo, anksčiau būdavo gintaras, išviesina truputį, esu bandžius, tarp kitko gintarą visai patiko man. Gintaras turi tą glow efektą, taip. Bet visgi, žodžiu, egzosomas yra number one. Žinok, aš gintaro nenubraukiu, kaip aš sakau, bet aš šiai dienai jo jau nebesidarau kokie, nemeluosiu, 2 metai. Supratau. Tiesiog nebėra esmės, kam daryti silpniau, jeigu galima stipriau. Supratau. Na ką, tai labai noriu tau padėkoti, kad tu šiandien atėjai, pasidalinai savo tokia, žinai, tikrai didžiulę patirtimi ir taip nuoširdžiai papasakoji. Tikiuosi, kad daugam dabar tikrai pašviesėjo akise ir pasidarys aišku, kaip nuo ko pradėti, kur eiti, kaip pasirinkti specialistą. Manau, kad palėtėme mes tikrai labai daug svarbių aspektų. Ir pačia jau pabaigai esu, žinok, dar tau paruošusi tokį siurprizėlį, kad taip neišeitum čia tokia labai laiminga. Sugadinkim. Jo, pasudėtingėsim. Ne, iš tikrųjų juokauju. Pagalvojau, kad būtų labai fainai padaryti su tavim tokį labai trumpą Q&A, tokį labai, žinai, su keliais komentarais, dar priminimui ant galo, kad jau būtų tikrai aišku ir užtvirtintume. Tai aš tiesiog duosiu tau 2 variantus ir tu vieną pasirink ir pasakyk, kodėl. Tai kas geriau, palyginimų serija. Pirmas, peptidai ar kolagenas? Peptidai. Manyčiau peptidai, nes peptidai apskritai dabar labai stipriai auganti yra rinka ir jų galimybės, aš manau, ateinančius kokius 5 metus mus labai nustebins. Botox ar skin boosteriai? Auč. Varyk. Ir nežinau, ką dabar atsakyti, botoksas ar skin boosteris. Gal botoksas vis tik tai. Aš su juo galiu, kaip pasakyti, truputėlį daugiau padaryti, bet vėlgi nepaliečiant odos kokybės. PRP ar microneedling? Microneedling. Vienareikšmiškai už tai, kad mes su microneedling, vėlgi, ką mes turime omeny, mes galim tas pačias egzosomos susivedinėti. Tu jau iš karto planuoji. Tam tikrus koktylius ir panašiai, tai taip. PRP ar PRP plus microneedling? Plus microneedling, faktas, kad viskas, kas efektyviau. Viskas, kas efektyviau. Sculptra ar fileriai? Polilaktinė rūgštis, ar ne? PLLA dar kitaip. Aš sakyčiau, gal nebūtinai skulptūrą, bet būtent apie patį produktą, tai gal link skulptūros sakyčiau. Už tai, kad dėl to, kad mes su jo fileriai vėlgi ne visiems tinka, pučia, duoda tą tinimą, o skulptūra ne. Baby botox ar klasikinis botox? Aš tai esu už klasikinį botoksą. Tikrai? Už tai, kad aš esu hiperaktyvių raumenų, pas mane labai labai stiprus raumenis ir su baby botoksu man tiesiog rezultatas būtų kokias 2-3 savaitės max. Supratau, tai tu čia mūsų esi special. Skin boosteriai ar biostimuliatoriai? Realiai tai yra vienas ir tas pats.
Tai pavadinkim biostimuliatoriai, nes dabar vis tiek ta biostimuliacija, visa šitie dalykai yra dabar on top, tai Tai čia, kad dar suprastume, tai kas tai yra kolageno atkūrimas, ar ne? kolagenas, elastinas, taip. Taip, tai žodžiu, atkursim. PRP atsiprašau. PRF ar PRP? PRF? PRF. Kodėl? Nu, aš kaip ir sakiau, su PRP, toks truputėlį jau praeitas etapas, norisi vis tiek truputį kitaip. Supratau. Tai žodžiu, renkame stipresnius, efektyvesnius stimuliantus ir žodžiu, viskas aišku su tavim. Tai ką, ačiū tau labai, Rasyte, kad atėjai dar kartelį. Sėkmingos tau kelionės atgal į Lietuvą. Labai trumpai mes čia tave turėsim ir trumpai pasidžiaugsim, bet vis tiek labai smagu, kad atvykai ir net suradai laiko atvažiuoti į studiją ir taip smagiai su manim praleisti popietę. Tai ačiū tau labai, ačiū visiems, kas buvote kartu su mumis ir susitiksim iki kito karto. Iki.